pradedu kelionę link Uzbekistano. Dabar žadu dar važiuot valandą iki ežeriuko pažiūrėt, čia visai šalia sostinės, ir tada nuo ežeriuko jau kilti viršų Uzbekistaną. Nelabai turiu daugiau kaip ir pasirinkimų, didžioji dalis vietų leidimų reikalauja. Tas leidimo procesas gal nėra sudėtingas, bet jeigu jau reikia leidimų, tai aš jau ten jau nevažiuosiu. Ten, kur leidimai, ten, kur taisyklės, aš nevažiuoju. Yra čia tų istorinių įdomių vietų, bet ne turistai esame, tas turistinės vietas mažai važiuojam ir įdomiausia buvo tai patirtis kaip šalies. Tai bandau pasiekti dyzelio ne per daugiausiai, kišeniai 4000 afganiškų pinigų, kas yra šiek tiek daugiau nei 40 eurų. Dyzelio turiu atsargai 40 keli litrai, tai juos ir susipilsiu prie ežero tikėtina, nes dabar jau raudono rodiklę sieksiu. Prie ežero gal ir pamėgosiu ryte ir jau važiuosiu. Va taip sudėliau planus. Ir eismas čia pakankamai nedidelis Ramadano. Palyginus, kas buvo, labai paprasta važiuoti. Žmonės jėgų išsekę neturi važiuoti, o šokoladuką šausiu. Negalima, man atrodo, taip pat valgyti važiuojant. Bet labai alkana, šiandien tikrai Ramadano turėjau, nieko nevalgiau. Tikrai čia tas miestas pustuštis toks. Kaip ir vaisius daržovės mačiau pardavinėję. Mačiau ir viščiukus kepačius ant kelio, bet gal nelabai gali nusipirkt. Čia labai įdomiai tvarko. Viską čia. Neva tvarkomas ruožas, sankryža, bet čia kas kaip nori, tas važiuoja. Svarbiausia važiuoti be stabdžių. Va taip. Aš labai skaubu, temsta vyrai. Reguliuoja. Ar čia sureguliuosi šitoje šalyje kažką? Viskas, važiuojam, vyručiai. Nu taigi aš tave pabučiuosiu. Salam. English. Hi, how are you? I think I'm good. ID card. ID card, passport. License. Driver license. Oh, Driver license. yes. Nobody asked me driver license for years. In Afghanistan, no driver license. But you asked me driver license. This is funny. Yeah, this is driver license. I'm very good driver. Okay? Okay, have a good day. Ta prasme, rimtai, manęs vairuotojo pažymėjimo paprašė Afganistane. Kelioniai per 6 mėnesius nieks manęs neprašė vairuotojo pažymėjimo. Tai Afganistane sugalvojo paprašyti, kur gal 80% žmonių čia neturi vairuotojo pažymėjimo. Aš galvojau apie nakvynę, bet pamiršau, kad Afganistane esu. Čia tiek žmonių, kad čia nieko nepamėgosi. Tokioje vietoje. Tokioje atviroje vietoje. Šiandien yra penktadienis, savaitgalis, tai pamenat, Irane matėm, kaip žmonės savaitgaliauja. Pažiūrėkim, kaip Afganistane žmonės savaitgaliauja. Tikėtina be maisto, nes Ramadanas, nelabai kas valgo. Kaip ar tai ten prisivarė savo mašinas, kokiu tikslu įdomu. Tikiuosi neplauna ten tų mašinų. Panašu, kad plauna, ne? Čia labai įdomu, žmonės tiesiog atvažiuoja prie ežero pasikalbėti, pabendraut, pakalbėti. Salam. Berniukas irgi nori pakalbėti. Užkandžių tikrai nėra. Ir mane tik šokiravo tas automobilių plovimas. Nusiplovė taksi savo
ten žmogelis. Ežeras toks gražus. Čia tikrai vietiniai plauna savo transporto priemonės, va taip prisivaro čia. Dar tokio dalyko nesu matęs. Aš esu šoke. How are you? Thank you, I'm good. Kas čia? O. Hi. Hey, salam. Salam, how are you? How are you? Thank you, I'm good. Oh, be careful. Salam. Why you clean your cars here? Oh, You clean your cars here? Like, yeah. yeah? Yeah, washing the car. Washing the car, but man, this is so beautiful. Beautiful. So you are in London. Are you planning to come back to Afghanistan Maybe next year. next year? Yeah. You want to visit your family? What's the goal coming back to Afghanistan? Back, just have good, just for holiday. Holiday. Ah. Time with my Okay, friends. talking Yeah. super- Okay. Do you like My friends. do you like more London or Kabul? What do you think? Of course, Kabul. Have you ever been to London? Yes, I've been. So you like more London, man? You like more London? Me? No, just because of the life facilities. You know. Yeah. I know. That's why I like here more. Yeah. This is my home. Yeah. Kabul is my home, and that's why I You want to come back? grew up there. Yeah. I grew up there, and Gözü polis tutuşu. Oh. Bitti Şakir'e bitti kısa atıştır şava. Teyze işe takılır. Oh. Eda. Shame. Don't pressure. No pressure. Okey. Sabır. Nepataikau. Tuoj parodysiu, trofas. Udarė kitčį. Afganistan. Afganistanas moka šaudyti. Lietuvis ne. Jo, man. Let's put down. No? No. To be careful. Give apple. Hey. No. Da çişim. Operatorius. 10 balų. 10 balų, šaunuolis. Nepataikiau su to ginklu, dabar gėda šiek tiek. Bendra keleiviai sakys, geriau tu vairuok, vairuotojų būk negu šaudytojų. Going to see the city a little bit, okay? Okay, thank you. Parodžiau su akim, kad važiuoju apžiūrėti miestelio. Važiuok, sako, nusišypsojo, net per kaukę mačiau. Su tais patikrinimais čia labai paprastai Irane gali kojos drebėti. Oi, atsiprašau, važiuokit, labai skubat. Tikėtina, valgyt skuba, bet kad dar negreit, turi saulę nusileist. Čia labai graži kalnuota vieta. Su arkliais kaip gražiai joja, pažiūrėkit vietiniai. Visai didelis šitas miestelis, aš jau galvojau visiškai mažas. Kaip jie gyvi dar be maisto, tuoj galės valgyt. Va, perka žmogelis daržovės. Vakarienė jau ruoštis. Duonos kiek nusipirkęs, 5 kepalus. Paimčiau vieną. Oi, spoileris, to atsargiai. Oi, čia bazė, ten tikrai nevažiuosiu. Bazės manęs nedomina. Oi, kaip čia taip gavosi dabar. Kuris teisus? Tokioj situacijai Afganistane labai sunku suprast, kuris teisus šios situacijai. Aš čia prieš eismą važiuoju, ar kaip čia yra? Gerai.
Pažiūrėjom, kaip čia gyvenimas kepa, va jau ruošia maistą. Viščiukai pasmeigti. Viščiuką gal paimčiau, mėsytė kabo. Man labai keista, kad maistas ant akių. Ką norėjau pasakyti, tai atrodo maistas ant akių. Kaip tas apetitas neateina, kaip tas skrandis nepradeda kaukti kaip sirena. Per tiek metų gal vietiniai jau įugdė tuos įgūdžius. Bet nežinau, keista, kad maistas taip ant gatvės. Kad sumažėjęs jo kiekis gatvėse, tai tikrai matosi. Kaip aš Afganistane jau su kelias savaitės. Ir tai mano paskutinioji savaitė. Bet aš pamatyčiau viščiuką sukantis ant iešmo, man viskas būtų jau seilės ir valgyt. Bet skaitinėjau, kad per Ramadaną net negali būti kvapų jokiausių. Kad net kvapo negali užuost. Aš ten gatvėje užuodžiau tą viščiuką. MC degalinė, Afganistano versija. Pažiūrėkit. Geltona, žalia, raudona. Aš suprantu, kad vėliava mūsų tai atvirkščios spalvos, bet vis tiek labai buvo smagu pamatyti. Va čia yra teisinga versija. Geltona, žalia, raudona. Lietuvos vėliava. Geltona, žalia, raudona. Labai smagu pamatyti tokioje šalyje. Come with us, eat our food. Are you sure? Are you sure? Yes. Is it okay? Sure? Yes. Which country? Lithuania. Europe? It's in Europe. Do you know Poland? Poland? And Lithuania. Oh. Yeah, it's a very small country. Wow, this is nice. So I can sit here. Yeah? Sit. Yeah, thank you. We all are Muslim and Indian. And also this time we all take off fast. Yeah, This month of Ramadan. yeah, And also in this time we all break our fast. yes. In 2 or 3 minutes after the prayer. So we will wait. Yeah, 3 or 4. No problem, no problem. I will wait, okay? Sit in Yeah, okay, thank you so much. Sit in there. No problem, thank you. Thanks. Afghanistan, very good. Very good. Very good, Afghanistan. Taliban, very good. Taliban? Yes, okay. You like Taliban? Yeah. You make like this. Wow, man duoną reikia susmulkinti, va šitai. Labai įdomi patirtis. Smulkinu duoną kaip vietiniai. I need to put like this, yeah? Oh. Çok başı bir yere kore. Bulşori bir başız. So what else do I need to add? What else? Potato? Yes. Yeah? Ah, and very good. Nam. Very good. Nam. Nam. Potatoes, pancakes. We have like so many stuff from potatoes, you know. So potatoes. Is this a Russian one? Kalashnikov. Kalashnikov, Russian one, right? Can I? Huh? Wow. Which year? Do you know which year it is? Which one?
Which year? It's like from 90s, 1000. This Kalashnikov belong to China countries. China, Yes. not Russia, it's not Soviet, What? not Russia. No. This belong to China country. China. Do you need license? Yes. License. We all has a license which we use in here. What's the price for license to get it? 1 month it has the government get of money from this one and 50,000 Afghan. Afghani, 15,000 Afghani a month to pay. Yeah. And what's the price of gun? How much Kalashnikov costs? Oh, 150 Afghani. Yes. Oh. So this is gas station? Yes. Why do you need Kalashnikov at gas station? Because in Deer Palace it has a lot of thief people. Tea people. Yes, in Afghanistan in every palace. So in Afghanistan, if you want to if marry, you want to marry in Afghanistan, oh, 600. yes. So you can buy 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalashnikovs. شاشلک پیسه داشته باشی کارسی کنی حساب میکنم با 6 کلاشینکوف داشته باشی. Do you want to marry? No, at this time I don't want because I cannot. I'm in here busy. And You're working too much. yes, I'm working. Okay, but I'm gonna ask really like a question. So if you marry one, it's enough for you or not? How many wives do you want to have? I'm just one. Just one, okay. One is very nice. Okay. Va kaip gražiai surašyta Lietuvos spalvomis. Dizelis, benzinas. Nebus čia kaip Irane, kad benziną įpila. 30 litrų išsipilsiu už 2000, tai man liks iki kelionės pabaigos 2000 ant maistą gal. Planavau iš kanistrų piltis, bet čia labai draugiški žmonės, tai 57 kaina, 30 litriukų supilt. Oh, here. Okay. Kai pasisekė, pasakė, kad galėsiu miegot. Čia. Iš pradžio kaip ir sakė, kad ne, kaip ir negali, bet dabar sako viskas gerai. Gali miegot, parodė sargas, kad viskas gerai, aš apsaugusi tave nuo visų pavojų. Būsikas čia priparkuotas, prie lietuviškos mečetės, jeigu galima pavadinti. Tai va taip mane draugiškai išlydi vietiniai, su vakarienė, su saugia nakvynė. Ir dar kelias dienas Afganistane būsiu, važiuosiu. Labai čia viskas. Šiandien susidėlioju savo vietas. Tai labanaktis, susimatysim ir tuo kelyje. Nepatikėsit, bet užsibuvau sostinėje vėl. Dabar 3 valandos. Ir vat kokie kamščiai. Amerika? Nu, Europa. Europa? Europa. Europa Rosanne. Canada? Canada? Europa, Canada. Canada. Canada, huh? You like Canada? Canada. Canada. Šiaip niekada neturėjau pakabuko ant veidrodėlio, nes kamera prikabinta. Bet galvoju, reikia sugalvoti šitą pasikabinti. Va tokia šluotelė Afganistanui prisiminti, nes Afganistane suvenyrų kaip ir nerasi. Čia net neįsivaizduoju, kas užrašyta. Gal į musulmaną jau pavirsiu. Ir reikia sugalvoti, kur pasikabinti. Šluotą pasikabinau čia kol kas. Bet jį labai šluoja man orą. Gal labai nejudės. Gerai atrodo, toks prisiminimas bus. Nesumokėjau nei euro, gal 70 euro centų. Rozara Michri. 2,5 variklis, taip. 75 kW. Brum, brum, važiuoja. 20 000 jau pravažiavau. A? 20 000 jau pravažiavau. Moja. 2,5 variklis, tada į dizelis. Moja. Ja? Čia tame kamštyje tai gali apsiprekinti, bananų pasisvert, pomidoro,
pasvers, kol tu čia važiuoji. Judėjimas čia dėl to ir tas kamštis, dėl to judėjimo tokio. Bananai šaukia, bananai pirkit, kol nesupuvo, gera kaina. Žinot ką, obuolių gal ir paimčiau. Turiu 50. How much apple? Apple, how much? 50, okay? 50 padaviau. Sako, anglas, perk obuolius iš manęs. Apple, can you give it? Yeah. Už 50 padaviau. Iš pinigų nebeturiu. Įdės obuoliukų už 50. Už pusę euro. Super. Thank you so much. 4 obuoliukai pagriaužt, labai gerai. Nieko neturiu valgyti ant Ramadanuso. Kelias prasideda. Kaip siauru čia pravažiuot. Labai lengva ratą pakabint. Šalia upės važiuojant. Čia gal leidimo reikia? Aš čia į bazę įvažiuoju. Salam. Dar gražiau, kad nuvažiuoti tuos kalnuotus vaizdus leidimo reikia. Sako, leidimą parodyk. Aš pasą rodau, viską, ką turiu rodau. Sako, nieko. Juokėsi. Sako, gal kaip nors duosit pravažiuoti tos kalnus. Ne. Sako, leidimo reikia. Netikėjau, kad į tokias vietas leidimo reikės. Žiūriu, pasado, mama, sveikas. Nepaklydė, panistarė. Važiuoju iš čia. Atvažiuoju, žiūriu, stovi pomidoras. Klausiu, kiek kilogramas? Kiek kilogramas pomidoro? Savo, 500 smagiau, 500. 500. Tai va taip susitikom čia į vakaro pusę. Kas juokingiausia, kad važiuojam priešingom pusėm, ta prasme, aš važiuoju link Uzbekistano, o Samoška juda dar į patį Kabulą, į chaosą. Tai va einam, su vietiniais čai arbatėlės. Kaip visada ant kilimuko. Arbatėlės bus gerai atsigert. Donelė, padažiukas. Čia mes iš vieno gersime. Pasidalinsim. Šiaip tos duonos net nesu valgęs, net nesivaizduoju, kas čia per įdaras. Bačiamo, kai sambusas. Dabar jau žinau. This one's very hot. Spicy. Jie tikrai suprato, kad čia lietuviai susitiko, ne?
Visą balių mums padarys. Vietiniai. Tikrai žolydę traukia vyrukai. Kas seks? I don't like men's. I like only women. I mean, I like only. Do you like him? Good? He looks good? Kas seka iš vakar visi man? Kas buvo, No, Zavorka? I'm not single, my friend. Paulito. Paulito, viskas daug ką pasako, vardas Paulito. Kas seka ir iškart sako, ar aš vienas. Aš žiūrėk, kaip atrodo jaunuolis. Čia numerio prašo, čia klausia ar vienišas. Gerai, kad bent jau prie manęs nekimba. He's single also. No. Čir. Dabar į mane žiūrė. Man atrodo, reiks kurti savo dizelius, benzinus ir varyti čia. Energy candies. Išeiniai. Gal išgyvensim čia su vietiniais. Ko jie čia tik nešauna. Žiūrėjau. Soleta partoja, da smoleta, mano dozori, anam zodeta. Prasti, pačerze, moj prasti. Uam, بگیرم دادم. با قربان جدم یاره مشد. دلم از پشک دندانم بشد شالت پرتویا بده دیم نخده وقتی که بی وفا یازمان یه روزی از زندگی خسته بودم تو دیدم نشسته بودم Vakarėlis baigtas, vietiniai išlydi. Tai bandysim su Samoška šiek tiek nusileisti į apačią, pasieškoti aikštelės. Vis tiek jau vėloka abiems, abu su Volkswagenais. Vienas turi lovą, kitas turi sėdynės. Tai bandysim tiesiog va čia pasileisti, pažiūrėti gal kokią aikštelę rasim. Čia su vietiniais pakalbėjom, ar būtų nakvynės galima. Tai leido prisiparkuoti savo bolidus. Čia galima dušą turėti ir stovi bolidai. Tai pasakysiu, visiškas atsitiktinumas susitikti kelyje. Dar, man atrodo, net ir buvo mano pačio komentaras, kad, nežinau, gal dulkėtas kelias suves. Ir važiuojant pro kalnus, aš jau kaip ir išvažinėjau šalies, sutikau pomidorą Volkswageną. Tai vat, Volkswagenų susitikimas, man atrodo, tikrai sėkmingas. Vietiniai, čia Volkswagenai susitiko, einam švęst. Tai ir maistas, ir šokiai, ir gėrimai, bet dabar einam jau miegot, nes jau vėloka. Ir kad vietiniai nesugalvotų, kad, žinot ką, gal jums čia reikėtų išvažiuoti. Tai iki rytojaus, labanaktis. Pabudome ir kelkimės, tai miegojam va tokioje plovyklos aikšteliai. Naktis kaip ir buvo rami, bet tu sakei, 5 žmonės nuo kalno su Kalašnikovais nusileido, ne? Vakar tik atsigulėm, kokį 15 minučių pagulėjau, važiavau ir parvarą šaikį, kokie 7-8, aš manau, tokia. Taip žvilgtelį, aš gal pakėliau, gal ant sėdins, niek praėjo toliau. All good. Aš jau kokį 3 sapną sapnavau tikriausiai, nesukau galvos miegodamas. Tai ką, mes dabar bandysim važiuoti link artimesnio miestelio pasižiūrėti, ką gero dar. Kokias kelias valandas pasisukiosim ir žmogus į sostinę važiuoja, aš važiuoju neaišku, į kalnus, į beprotavį, į kalnus, į nežinomybę. Nusprendėm ryte arbatėlės atsigert. Kaip vadinasi jis? Tu gerai pasakai pavadinimą. Šafrans ar šafrans, man atrodo. Šafranas, ne? Ir vietiniai sakė, įdėkit vieną šapelį, ten į tokį didžiulį pas juos arbatinuką, čainiką, o mes čia įdėjom. Mes čia įdėjom daugiau nei vieną. Man atrodo, tai apgavo. Pabandom tavo variantą. Ne, čia net spalva nesikeičia. Šauk irgi savo gerą žiupsnį. Jeigu kažkas iš vietinių pamatytų, sakytų, bepračiai. Marko man. Čia tikrai nieks tiek nededa. Vat sako, vieną šapaliuką įdėk. Kiek šansą, kad važiuojant išsijungsim ir nuo griovio nuvažiuosim? Niek, beveik nesinė. Bet kiek kas pradėjo čia jaučiu cukraus 8 šaukštą. Ir tot tas skonis atsiras. Gali būti, nes jie mėgsta cukrų dėti. Na, tipo, arbat. Arbatėlė. Arbat. Bet ir kažkoks skonis, negali sakyti. Faktas.
Užkurk pusirtinį pomidorą. Gaila, kiaušinių neturiu. Kiaušinienė būtų labai gerai su pomidorais. Dūmą meta pasatas. Dūmelį duoda. Aha. Jeigu ką dar turi šansą, kad ištemči iš Afganistano. Kaip čia uždūminai? Sunkiai tas pasatas traukia. Kaip galvojat, iš Afganistano išvažiuos dar pats? Aš tai tikiu Volkswagenais, tikrai išvažiuos. Visi Volkswagenai išvažiuoja. Lietuviai pučia pro šoną vietinius. Vietiniai mato tik vieną kartą įvykstantį reiškinį. 2 Volkswagenai vienoje vietoje Afganistane. Sveiki, gerbėmieji žiūrovai. Prisijungę prie televizoriaus ir, nežinau, nešiojamo kompiuterio telefono ekranų. Pagaliau išaušo diena, kai du ekstremalai, 2 ekstremalių sporto mėgėjų entuziastai stoja prie starto linijos ir netrukus pamatysime reto reiškinio lenktynės. Tai tiesiog yra kosmosas. Afganistane pagaliau įvyks pirmą kartą tikriausiai Lietuvos istorijoje 2 Volkswagenų lenktynės. Na, matosi vairuotojai gerų nuotaikų, po truputį ruošiasi savo bolidus, šildo variklius. Vietiniai taip pat irgi susidomėję, kas čia įvyks, kaip lenktynės klostysis ir netrukus jau visai greitai įvyks tas lemtingas momentas. Na, dabar pasižiūrėkim, kaip vairuotojų nuotaikos truputį ir pažiūrėkim, ką vietiniai galvoja apie lenktynės. Pomidoras ar būsikas? Pomidoras? Sakė, pomidoras laimės. Kuri mašina laimės? Pomidoras, būsikas. Brrr. This one. Na ir liko tik kelios minutės iki starto, vairuotojai jau beveik prie starto linijos, taip pat vietiniai jau atliko statymus ir jau viskas. Jau matome, kad pasiruošimai baigti ir netrukus bus duotas startas. Gerai, varom. Dūst pasats, nekabėl. Pagaliau turime įvykusias lenktynes, visa Lietuva džiaugiasi. Su jumis buvo komentatorius Baravykas ir linkiu jums geros tolimesnės kelionės per Afganistaną su neturistu. Talibanas atvažiuoja, sakys, kaip ta čia dirba. Kokia garbė. Bene su populiariausia šiuo metu Lietuvos mašina. Ratų nenusukit būsikui, vaikinai, gerai? Man Uzbekistaną dar reikės pasiekti. Nu gal, davai pažiūram, ar mokės užvesti visų pirma su mašiną. Yra čia slapukas. Aha. Šitas. Bet reikia dar pirmą nuspausti čia. Ai, čia signalkės šitas spėju? Jo. Ja. Sito gal. Ir tu pamatys dabar, paspaus daugiau gazą ant biškį dūstą, tik apsūk biškį reguliuoti.
Aš žinai, su dyzeliu 2 štukų atminęs. Oi, lengvai važiuojasi. Oi, kaip gerai važiuojasi. Eik tu čia. Iki Japonijos nuvažiuočiau. Žiauriai gerai važiuojasi. Ir pas tave kaip važiuoklė gera. Ai, važiuoklė tai yra. Oi, su nieko nesijaučia. Kaip stabdžiai gerai veikia? Nu, tokie... Gerai eina, jo. Duodi gazą, jaučiasi trauka. Gerai eina, bet rodo 0. Gansų irgi 0. Labai smagiai važiuojasi, tikrai pasakysiu, labai smagiai važiuojasi. Vat ką reiškia Volkswagenas, kaip pagalvoji? Nu čia grinai, Volkswagen. Nemirtinga mašina, galiu pasakyti. Kokia garbė pravažiuoti Afganistane su Passatu. Viskas, susitikimas Volkswagenu įvyko. Netikėtai visiškai. Susitikom kalnuose. Ir aš kaip ir sakau, ate Afganistanui. O Aš sakau, sveiki atvykę. dar pasilinksmins, tai smagu buvo susitikti. Buvo malonu. Pašokom, padainavom. Padainavom. Nedaug trūk iki kasekų. Susisakėm dar. Padragavom irgi. Visas komplektas Volkswagenų susitikimų. Tai tikrai smagu sutikti. Ir dar tokioj šalyje, žinai, kur gali susitikti rečiausiai, mažiausiai, tai Afganistane. Tai ką super. Gero kelio, sėkmingai. Jeigu reikės kažko, kreipkis, kažkiek jau žinau čia tos kultūros, žinai, sistemas. Ir kas čia žino, kur vėl keliai suves tai. Skrendam. See you. Iki. Tai vat vakar grinai identiškų maršrutų važiuodamas per kalnus. Dar labai juokinga situacija, kad kamerą buvau įjungęs, filmavau kalnus. Žiūriu, stovi Volkswagen Passat, raudonos spalvos. Ir žinant Afganistaną, Volkswagenų čia tikrai nebūna. Susitikom. Tai vat smagiai praleidom, kad ir trumpas laikas, bet savaime suprantama, kad kiekvienas iš mūsų turim irgi planus, reikia važiuoti. Tai Paulius važiuoja į sostinę, aš jau išvažinėju iš Afganistano, galima sakyti, nors mano kelionė dar labai ilga iki Uzbekistano. Ir manęs labai irgi gerai nenuteikė dėl kelių, bet su tais keliais tai čia irgi aš jau kiek pravažiavęs visokiausių, gal viskas bus gerai čia per tas kalnus. Smagus susitikimas, tai linkiu dar kartą Pauliui sėkmės įveikti Afganistano kelius. Ir kad viskas gerai žmogui būtų, pasisektų, išvažiuotų. Ir kas žino, gal vėl tas dulkėtas kelias, kaip sakau, suves. Čia vat grinai amerikiečių sunkvežimiai likę, pažiūrėkit. Naudoja juos čia krovinius, kiek matau vežt. O kiek dulkių. Salam. Alaikum salam. Kya? Lituani. Ha? Lituani. Mariz. Mariz. Uzbekistan. Pakistan. Uzbekistan. Passport. Passport. Çibor kadar Salam. ya kideriz. Lituani. Lituani. Lituani, Europa. Lituani. Hello. Ne mama? Buongiorno. No Italia. No Italia. Lituania. Lituani. Lituani. No Italia. Motoroj da gara bakašas. Buongiorno. Ne. Sako Italija. Galvojte, gal galvoja Italija. Paskambino draugui. Sako, buongiorno. Kalbėk dabar itališkai. O tokį patikrinimą galima turėti. Pasakys iš Italijos, o, pakalbėk itališkai. Tai ne, sakau, Lietuva. Ta prasme čia. Kelias blogas. Fūros ant galvų važiuoja. Ko čia tik nėra tame kelyje. 6 valandos rašo važiuot. Ar tokį kelią mes ir turėsim?
Traukis fūra. Ar tavo kelias? Kosmosas. Kaip jūs čia manęs spaudžiat į kampą? Į mane tiesiog 6 fūros važiavo. Suspaudė visiškai prie krašto. Kosmosas, kamščiai. Kaip mes dabar čia pravažiuosim? Šitam reikia pasitraukti. Ojojoj. Va čia pralysiu aš irgi. Ne, čia visi lenda vietiniai. O. Net nebandyk, net negalvok, bandė lyst žmogelis. Net neturėk jokių minčių. Ojojoj, kaip čia prasilenkt. Tie sunkvežimiai amerikiečių labai skuba, atrodo jiems čia kažkokia pirmenybė prisikrovė konteinerio. Kokie kamščiai. Nu tai pažiūrėkit, ką jie čia pridirbė. Nu jūs grybai esat, kodėl jūs blokuojat kelią? Kodėl 2 juostas padarė? Kodėl negalit vienoje juostai sėdėti? Čia žiauru kaip uždulkina tave. Ir nematai, kad iš priekio gali atvažiuoti. Ar fūra, ar dar kažkas. Oi. Va, jie šitai važiuoja jam. Va čia dabar nieko nematau iš podulkių. Ateis koks siurprizas, ar ne? Šviesas įsijungiau, kad matytų mane. Dulkėtas kelias. Oi. Kas čia per techniką stovi? Palikta. Čia jau tiek jam buvo blogai, kad nepajudėjo. Amerikiečių. Čia nebus čia buvo anksčiau naudojamas Talibano, nes jau perdažyta žaliai. Bet kad anksčiau buvo amerikiečių, tai faktas. Čia net sakyčiau jau modifikuota versija. Čia vat uždėtas skydas. Ir kiek suprantu, sušaudytas buvo. Stiklas kokio storumo, pažiūrėkit. Pirštą įkišu dar net nei pusę. Va, kokio storumo gaunasi. Vidu ir vairas likęs. Mygtukai. Va taip atrodo. Hameris, kas likę iš jo. Как дела, Фи? Как дела? Как дела? Хорошо. Bet kodėl jūs rusiškai čia kalba? Ai, nors jeigu buvo sovietų invazija, gal tada kažkiek moka. Kaip sekasi? Gerai. Super. O taip, kaip pinigų Afganistane nelieka. Sakiau, kad Afganistanas brangus. Ta prasme, būsikas atrodo taip. Vakar plovė. Tai nieko vėl reikia plauti, bet neplausi, važiuosi taip.
Oi, vos nepamiršau geriausią momentą. Brrrr. 50 litrų bus, man atrodo. Gal net virš 50 litrų. Grįžtam į kelią. Veidrodėlio nebėra, stovėjau kamštį. Visą veidrodėlį suarė. Net nemačiau, stovėjau kamštį. Ir va tiesiog nuvažiuoja ir viskas. Nu tai ką tu padarysi? Ne veidrodėlio likau. Jūs pažiūrėkit, kiek mano veidrodžio avarija susidavė žmonių. Jūs man veidrodį sutvarkysit, ar ką? Va, veidrodžių nebėra. Viskas gerai. Nebėra veidrodžio, vyrukai. Dabar tokiam įsme be veidrodžio nieko nematau. Kas iš kairės? Tai Afganistaną jau palieku, koks skirtumas, bet man reikės važiuoti normaliam eisme. Uzbekistane važiuoja žmonės, man atrodo, normaliai. Ir aš nieko nematau dabar. Sunervavo Afganistanas, 4 valandas išvažiuojo. Be jokių stabdžių varysiu. Viskas. Žiūrė šitą veidrodėlį, lyg ten jis būtų dar, lyg dar būtų. Nes labai įpratis yra žiūrėti, ypač tokiose šalise, kur eismas tragiškas. Bet net nepastebėjau, tai girdžiu garsas, atsisuku fūrą šalia manęs. Tas veidrodėlis jau seniai buvo ant rizikos. Nu nevažiuok. Iki Uzbekistano liko sienos nei daug, nei mažai 2 valandos. Virš 2 valandų. Bus jau patėmę, sutėmę, bet ką darysi. Būsiko generatorius jau atidavinėja paskutinės tikriausiai. Lemputė jau dažniau, ilgiau užsideginėja. Būsikas mūsų susitarimas iki Taškento, pamenat? Važiuojam. Afganistanas manęs neišleidžia. Sako, tau reikės važiuoti atgal į Herato miestą, ten prie Irano pasienio, kur įvažiavom. Nes pro ten įvažiavai, ten dokumentai nesutvarkyti, negali Uzbekistaną važiuoti. Sakiau, neįmanoma. Pinigų neturiu, būsiko generatorius į pabaigą eina, tiesiog neįmanoma. Tai sakė, skambins vadovai, bandys derinti reikalus. Jau matau, kur šiandien mėgosiu, va čia, ant lovos. Kokia nesąmonė. Jau ko mažiausiai tikėjau, kad Afganistanas mane sulaikys. Praėjo 2 valandos. Nieko, nejudam net iš vietos. Problema yra, kad mano įvažiavimo dokumentą atšaukė. Ta prasme, yra du antspaudai, kaip aš atvykau į Afganistaną. Tai buvo, kad uždėjo atvykimo antspaudą ir pas mane uždėtas tuo pačiu metu raudonas, kas reiškia atšaukta. Ką jie ten pridėjo ant spaudų? Nu baisu tiesiog. Sako, važiuok atgal. Ką aš ten su jais susišnekėsiu, jeigu jau 1 dieną atšaukė mano įvažiavimo leidimą, tai tuo labiau. Ir kad ten patys skambina, nesusiskambina. Net ne mano visiškai klaida, kad aš turėčiau važiuoti taisyti klaidų. Ne mano visiškai klaida, turėtų tarpusavį įsiaiškinti, kad nu tai gerai, nu tai atšaukė. Paskambina kažkur, dėl ko atšaukta, nežinom. Nu tai viskas, jeigu nieks nieko nežino, dedi antspaudą ant paso ir išleidži žmogų. Ta prasme, ką aš ten važiuosiu. Vat būtent, ką aš ten važiuosiu ir ką aš ten bandysiu aiškinti jiems. Nieko nepaaiškinsiu. Dar taip niekad gerai nesijaučiau girdėdamas štampo garsą. Niekur nereikia važiuoti, sprendė vaikinukas problemas. Net apkabinau, sakau, ačiū tau labai. Sako, būna, ten tų klaidų padaro. 4 valandos, jei ne 5 man kainavo ta klaida ir buvo daug klaustukų ir nervų. Ar tik nereikės suktis ir važiuoti. Bandom dabar Uzbekistaną išgyventi. Ten tai irgi kratys kokias 4-5 valandas. Ten labai griežtai. Tai sėkmės man. Tiltas skiriantis Uzbekistaną ir Afganistaną. Čia net geležinkelio bėgiai eina. Man darys renginą, bet sako, aš viduj turiu būti. Po 5 valandų tikrinimo paleistas į laisvę. Parodysiu, kaip būsikas atrodo rytoj. Tragedija, kas liko iš po patikrinimo. Rytas Uzbekistane. Pasižiūrėkim, kaip atrodo būsikas po patikrinimo. Va taip. Va taip viskas atrodo, pažiūrėkit. Viskas išneršta. Salonas. Šuniukas. Visur čia lakstė, ieškojo narkotikų. Vienas iš patikrintojų žaidimų žaidė atsisėdęs. Dėl kanistrų kaip ir nieko nesakė, bet jie tušti. Ta prasme, baisu.
Pasakysiu, kaip keista važiuoti civilizacijoje. Ir posūkius turiu rodyti. Ir raudoni šviesoforo signalai turiu sustoti. 2 mėnesius be taisyklių važiavau, absoliučiai jokių. Iranas dar buvo toks, kad reikėdavo pasilaikyti taisyklių. Čia dabar greičio matuokliai, 70 man rodo, Limonzor. Tai aš lėkiu į Taškentą, be jokių stabdžių, tikėtina pusiaukeliai kažkur pernakvasiu viskas. Ta prasme, Uzbekistano šviežų startą duosiu nuo Taškento. Uzbekistanas vis tiek bus tokia statelė kaip ir pasitvarkyti busiką, nes lemputė kumo mirksi ir mirksi. Tai labai tikiuosi, kad rasim specialistų Volkswageno T4 ir šviesoforas reikia stabdyti. Važiuoja, praskriejo. Vaikai eina per pėsčiųjų perėją. Tai Uzbekistanas irgi nežiba labai jau kultūringų vairavimų. Ta prasme, raudona dega, jie vis tiek atlėkia. Ir adaptuojas. Aš stengiuosi būti labai geras vairuotojas. Be taisyklių pažeidimų. O kaip pietiniai jau važiuoja, tai nežinau. Tai va taip ir lėkiu dabar. Lėksiu iki Taškento. Artimiausiu metu nenusimato jokių planų. 2 mėnesiai be civilizacijos. Ir man vis reikia užmest akį veidrodėlio. Neturiu policijos labai daug. Neturiu veidrodėlio. Bet ką noriu pasakyti, kad viskas. Pasiekiau Taškentą, civilizacija, čia kortelės veikia, čia viskas veikia. Viskas, ko aš neturėjau, čia turiu. Radaras vėl. Tai toks labai keistas jausmas. Net nežinau, toks pasimetęs. Ar čia taip gali būti šitam pasaulyje, kad iš tikrųjų viskas taip paprasta, kai 2 mėnesius pakeliauji be tokių paprastų dalykų. Čia reikia prie pėsčiųjų perėjos sustoti. Nu, man atrodo, reikia. Čia jau viskas, kaip man reikia adaptuotis. Net nežinau, ką pasakyti. Afganistanas. Afganistanas yra Afganistanas. Reikia ten irgi turėti ištvermės jėgų. Ir mano manimu, su bendrakeleiviais tikrai gavosi įdomi kelionė. Kažkas naujo, kaip visada. Kaip visada kažkas naujo. Tai ar aš atsisveikinu ar ne? Nu tikriausiai. Čia yra gyvenimas. Taškentas. Tiesiai. Nieko nematau per veidrodėlį. Ir kiek jau atsilikom su serijom tiek. Nieko nepadarysim, sugrįšim, pasivysim ir žiūrėsim, kur mes toliau važiuosim. Iki bendrakeleivį. Matau per galinį veidrodėlį, atvažiuoja, lenkt negaliu. Ir jis žiūri tą veidrodėlį, kurio net nėra. Viskas. Iki.